Norėjau paklausti Zigmundo Balčyčio. Jūs kandidatuojate į dvi pozicijas – Europarlamentą ir į prezidentą. Kaip žinia, negalėsite vis tiek šitų dviejų pozicijų žimti. Bet kitos pusės, žinai, kiekvienam buvimas, kiekvienam sąraše suteikia jums tam tikrų privilegijų. Tai kaip ir nemokamas eterio laikamas, pavyzdžiui, Lietuvos televizijoje. Tai ar jūs tokiu būdu bandote, kaip sakant, įgyti kažkokią pranašumą prieš kitus kandidatus, ar tiesiog yra jūsų kaip neapsisprendimas, kaip ir studentams stojant į aukštąsias mokyklas, kai jie įrašė sąrašą 4 žymų spektaklį Skapeno klastų, tai kokio velnio nešė tą galerą. Iš tikrųjų, kokia velnio, bet mes dabar matom iš tų klausimų, iš to susirūpinimo, kas mūsų laukia mūsų valstybės ir yra daug neatsakytų klausimų. Ir aš, atsakydamas į gerimo profesoriaus klausimą, aš turėjau omenyje, kad nėra šiandieną mūsų bendros valstybės vizijos arba bendros politikos tai, kas atsitiko, ir iš vakaro vieną, ant rytojos jau gali būti pozicija kita. Tai dabar tiesiogiai atsakant į jūsų klausimą. Taip, aš esu apsisprendęs kandidatuoti į Lietuvos Respublikos prezidentus. Čia nėra šita auditorija, kur aš norėčiau čia labai jumis įtikinti, bet vis vien aš esu įsitikinęs, kad visų mūsų Lietuvos rinkėjų pagalba, galbūt ir jūsų šitoj auditorijai pagalba, ar bus išrinktas į Lietuvos Respublikos prezidentus. Antra, kaip matot, partija skiria gana nemažai lėšų ir mūsų yra pagrindinis tikslas, kad mūsų socialdemokratų sąrašas, visai taip pat aš važiuoju per miestus ir aiškinu Europos parlamento darbo specifiką, jų reikšmę mūsų valstybėje, daug kitų dalykų. Ir taip yra tikslas, kad kuo daugiau socialdemokratų būtų išrinkti Europos parlamentą. Taip pat paraginčiau ir mūsų pagrindinius irgi derybininkus Europos parlamente, konservatorius arba IPP politinės grupės narius, kad jie irgi panašiai tą darytų. Todėl, kad mes šiandieną turime rūpestį, kad yra daug populistų, yra daug greitcingų, netgi tas pats referendumas, neaišku, kaip čia gali mums, kaip sako, pasisukti, kad į Europos parlamentą ateitų tie žmonės, kurie yra ateityje išlaikytų Europos Sąjungos ir visos mūsų valstybių vieningumą. Čia yra labai svarbu, nes mes matom, kokie pasisakymai būna plenarinių sesijų metu ir esam taip pat, aš manau, kad visos demokratinės partijos yra susirūpinusios. Todėl tai buvo priimta partijos ir aš esu įstikinęs, kad taip yra teisinga. Laima norėtų sureaguoti už patys. Prasideda politiniai debatai. Galų gale. Jo, išilo. Atrodo, kad taip. Ir Zigmantai, aš noriu pasakyti su visą pagarbą jums, kaip savo kolegai šios 5 metus Europos parlamente. Aš nesuprantu ir nepateisinu jūsų elgesio. Mes čia salėje esame ne vienas, kuris esam Lietuvos Respublikos pilietis, nuolat gyvenantis Lietuvoje, pastaruosius 3 metus tikrai. Ir turintis 40 metų amžiaus ir galintis kandidatuoti į prezidentus, bet mes to nedarome. Kodėl? Todėl, kad mes atsakingai ir su ypatinga pagarba žiūrime į pirmąjį valstybės asmenį. Suvokiame jo vaidmenį mūsų valstybėje ir valstybingumo stiprinime. Mes žinome, kad tai yra žmogus konstitucijos garantas, kad jis yra vyriausias ginkluotųjų pajėgų vadas, kad tai turėtų būti ir moralinis autoritetas, rodantis savo pavyzdžių, kaip reikia gerbti savo valstybę, kaip reikia gerbti jos įstatymus ir taip toliau. Mums įstatymas tai leidžia, bet mes to nedarome. Ir kita vertus, aš manau, kiekvienas kelia savo klausimą, ką aš šitai valstybei, mūsų valstybei padarysiu, kaip aš ją patrauksiu į priekį, kaip drįsti kandidatuoti be šitokio supratimo. Ir kai aš girdžiu jūs sakantį, aš žinau, kaip išlošti rinkimus. Išlošti.
kaip kortų žaidime. Prisma kortą sėkmingai imsiu ir išlošiu. O turėtų kandidatas į prezidentus sakyti, aš žinau, kaip ką reikėtų padaryti, kad Lietuva būtų dinamiškesnė, modernesnė, turtingesnė, stipresnė. Aš gebėsiu, aš sutelksiu žmonės šitam bendram darbui. Tai yra kandidatų į prezidentus stovėsena. Tai, ką jūs dabar darote, mano supratimu, niekas kitas, kaip politinis oportunizmas. Va tas lošimas, lošėjo mentalitetas. Ir kai šitą daro tokie piliečiai kaip Rolandas Paksas, kaip Valdemaras Tomaševskis, tikriausiai toj pačiai gretoj būtų Viktoras Uspaskis, jeigu tik jam Lietuvos konstitucija leistų. Supranta, tai yra viena lyga. Aš maniau, kad jūs kitoje. Ir aš peikiu jūsų tokią elgseną, peikiu jūsų partijos apsisprendimą ir aš manau, kad tokiu elgesiu jūs neauklėjat jaunų žmonių būti valstybės piliečiais ir žvelgti į savo valstybę su pilna visiška pagarba. Natūralu, rinkimai turi būti planuojama. Bet aš esu taip pat irgi kitos nuomonės, kad Lietuvos rinkėjai turi turėti pasirinkimo alternatyvą. Ir nereikia bijoti. Nereikia bijoti ir naujų veidų arba naujų žmonių, kurie ateina į politinį gyvenimą. Aš jums ir šiandieną sakau, aš teikiu savo gyvenimo ir darbo patirtį. Ir aš turiu patirties. Ir aš padarysiu Lietuvą ir dirbančią, ir uždirbančią, ir žinau, kaip tą reikia padaryti. Aš esu už tam tikrus energetinius projektus, jų tolimesnį gyvenimą, kurie leistų mums ateityje tikrai sukaupti daug pajamų. Ir aš žinau, kad man tai pavyks. Ačiū labai. Reikėtų tai komentuoti, užapardant kampus, tai sakyčiau, kad kiekviena politinė jėga natūralu rinkimų metu nori įvairaus ir kuo didesnio matomumo, nes viešieji ryšiai yra labai svarbus. Ir jeigu įstatymam nėra nenusižengę, tai kiekviena partija, nes kairius dešiniuosius turi galimybės rinktis tokias strategijas, kurios tą matomumą didina. Kiek tai yra moralu ar ne, tai yra kitas klausimas, bet pagal teisinę raidę ar kažką kiekviena partija turi tą galimybę. Ir aišku, rinkėjas turi teisę rinkėją teisti tokį kandidatą, rinkti, nerinkti ir taip toliau. Viskas yra mūsų pasirinkimo reikalas. Jo, bet oponuojančios idėjos, diskusija yra labiau negu sveikintas dalykas, kadangi mūsų padidina argumentų gausą mūsų pasirinkimas. Kokia ta demokratija? Laikas mūsų beveik baigėsi, dar Sima norėtų užduoti klausimą. Labą dieną. Tai aš gal norėčiau tokį konkretesnį klausimą užduoti, nes vis tik tai mes girdėjome jūsų pasisakymuose labai daug konsensuso apie tai, kokie yra pamatiniai ES komponentai, vertybės, svarbiausi Lietuvos interesai. Tačiau kita vertus, kiekvienas iš jūsų esate konkurentas, net jeigu atstovaujate tai pačiai politiniai partijai, būtent šiuose rinkimuose. Na ir kaip ponas Zigmantas Balčytis jau minėjo, Europos parlamento galios nuolat augo Europos integracijos procese, ypatingai jos padėjo po Lisabonos sutarties. Dėl to piliečiai tikrai turėtų eiti ir balsuoti. Ir kaip daktarė Laimantikinė akcentavo, vis tik tai ten taip pat atstovaujama piliečiams, savo šalių piliečiams. Tai mano gal toks pirmas klausimas visų pirmiausia kreipiantis į jau ir šiandien esančius europarlamentarus. Koks yra jūsų, ką jūs laikytumėte kaip pačius svarbiausius savo darbų, jau dabar besibaigiant šiai jūsų kadencijai Europos parlamente ir kodėl? Ir vėlgi, koks būtų pats svarbiausias siekinys, einant vėl į naujus rinkimus. Gal dėl siekinių jau buvo atsakyta prieš tai diskusijos metu, tai gal koks svarbiausias darbas ir tada gal diskusija, jeigu jūs neprieštarausite baigsimės, bet čia turi kitų įsipareigojimų ir šio auditorijos vyks kiti renginiai paskaitos, tai palauksime, kol išsakys. Gal moratoriais pradėsime tada. Aš dirbau srity susijusiu su aplinkosauga ir taip pat svarbus man klausimas buvo reikalai susijęs su energetika. Tai per visą tą laiką, per 5 metus, ko gero, daugiausiai tos energijos ir buvo ir šitose srityse.
aš labai norėtųsi man pasidžiaugti, kalbant apie finansinę perspektyvą, kad pavyko, čia sakyčiau, po vieną, žinot, reikalai nesidaro, čia reikia, kad susitelkti, kad būtų ta kritinė masė, bent jau tarp mūsų Lietuvos atstovų, kalbant vienu ar kitų klausimų, tai ta pati Ignalina ir tai, kad pavyko pratęsti Ignalinos uždarimo programai finansavimą. Iš pradžių buvo tokio skepsio, net ir tarp kai kurių mūsų parlamentarų, kad jau čia nieko nepavyks, čia reikia nuleisti rankas ir kaip jau Europos komisija pasakė, tai bus. Tačiau tas kuo puikiausiai pavyko. Tada šiek tiek pasistumėta su žemės ūkio klausimais ir tiesioginių išmokų tais vidurkiais ir tai, kad kaip manoma greičiau būtų pereita prie ES vidurkio. Taip pat tie dalykai, ką mes reaguodavom kolektyviai į klausimus susijusius su Valdemaro Tomaševskio kalbėjimu, tai nėra, kitaip tariant, vien tik tais, žodžiu, teisėkūrinis darbas konkretus, bet kitas iki reikia reaguoti ir tam tikrus dalykus, kas aplink tave vyksta. Tai tokie dalykai ir aš labiausiai galbūt norėčiau pasidžiaugti, nors tai nėra teisėkūrinis dalykas, bet aš ir rinkimus ėjau su programa dėl istorinės atminties dalykų ir dėl totalitarinių režimų vertinimo Europos Sąjungoje. Tai buvo kelios kryptis. Jeigu kalbėti iš teisėkūrinės pusės, mums pavyko su Europos komisija sutarti ir tokiais mažiukais žingsneliais į priekį judėti, kad rugpjūčio 23 būtų minima kaip visų totalitarinių režimų Europoje aukų atminimo diena. Tai yra toks simbolinis žestas, bet vis tiek labai svarbus, ko anksčiau iki šitos kadencijos nebuvo. Taip pat finansavimas šitiems projektams, kurie yra būtent orientuoti į istorinės atminties puoselėjimą, bendrą Europos istorijos atminties puoselėjimą Europą piliečiams. Galybė visokių kitokių šviečiamųjų darbelių, bet labai džiaugiuosi Baltijos kelio alėjos atidarėme Europos parlamente, kur dabar galim pasakyti savo bičiuliams, susitikime Baltijos kelyje. Ir ta istorija, kuri aš esu įsitikinusi 100%, kad tas vieni kitų nepažinimas ir nesupratimas ir sakymas, kad na taip, mes suprantam jūsų skaudulius, ten gal buvo kažkokių žmogaus teisių pažeidimų Sovietų Sąjungoje, bet nei apie mastus, nei apie apimtis dažnas Europos parlamento narys nelabai ką žino. Tai po tokių dalykų tas žinojimas, tas akis atsiveria ir net kalbant apie dabartinius santykius su Rusija, aš manau, kad tiek reaguojant į dabartinės aktualijas, tiek suprantant ir pasižiūrint į tos pačius sudetus, ar žodžiu, tos ilgus okupacijos dešimtmečius Rytų Europoje, tą supratimą ir bendrą veikimą galima efektyviau organizuoti. Sima uždavė patį pavojingiausią laiko resursų prasme klausimą. Ką gero jūs padarėte? Vieną darbą, jeigu galima patys, Vieno, nes laikas jums iš tiesų stotų. Tai aš tada labai prastai atrodysiu. Tai aš tada pavardinsiu. Pirmas pradėjau kalbėti, kad žvangai turi būti prižiūrimi. Antra, kad negalima suvertinti Amerikos reitingų agentūros, kad Europa turi turėti savo reitingų agentūras. Trečia, Ignalinos atominės elektrinės uždarimo pinigai turėjo iš Europos Sąjungos. Tas buvo biudžeto kontrolės komitete, rinkimų sistemos įdiegimas visos Europos Sąjungos mastu, pačių pagrindinių principų, elektroninių principų. Ir aišku, transporto sistemoje tai yra trečiasis, ketvirtasis geležinkelių paketas, Rail Baltikos projektas įtvirtinimas kaip ne ekonominio, kaip politinio. O ateityje reikia vieną labai svarbų dalyką padaryti, bet jau šiandien mano bus funkcija, o tų, kurie bus išrinkti vietoj manęs į Europos parlamentą, tai bus atominės elektrinės kaip politinio projekto Baltijos regione patvirtinimas Europos Sąjungos mastu. Ačiū. Labai trumpai, telegrafiškai. Šią kadenciją, manau, viešųjų klausimų sprendimas prisimėti prieš Vilniaus aukščiausio lygio susitikimą, kai prasidėjo detalių patikra Lietuvos-Rusijos pasienyje, kai kilometrinės mašinų eilės išsirikiavo čia su lietuviškais numeriais. Ir į Lietuvos vyriausybės raginimus ir laiškus Europos komisija nereagavo. Buvo tas žmogus, kuris inicijavo klausimo svarstymą plenarinėje sesijoje Europos parlamento.
Pasiekėm, kad dalyvautų komisaras, nors turėjo būti visai kitur tą dieną. Ir kitą dieną po svarstymo, kur dalyvavo daug mano kolegų ir pasisakė, kitą dieną Putinas išleido dekretą, kad grįžtama prie įprastos tvarkos, detalių patikra atšaukiama ir dekretas įsigaliojo sekančios dienos ryto. Mano kolegams Europos parlamente beliko padėti išdalinti magijos sūrelius. Europos parlamento nariam ir ant jų uždėjome lipdukus, kad lietuviški pieno produktai europiečiams nekenkia. Antras darbas yra tai, kai Radvilė sakė, Ignalinos atominės uždarymo finansavimas. Garantijos, kad tai būtų daroma ir šį 7-metį. Buvau tas žmogus, kuris vedžiojau Lietuvos tuomet specialųjį ambasadorių su specialiu pavedimu, Oskarą Čiukšį, po Europos parlamentą ir Europos komisiją, tol kol gavome iš tikrųjų tai, ką mums pavyko, bet gavom ir purvo kibirą, todėl kad po jo apsilankimo Briuselyje ir po susitikimų su aukščiausiais pareigūnais, po savaitės Lietuvos spaudoje atsirado straipsniai, kad tai yra didysis grobstytojas, kuriam vadovaujant neva išgrobstyta milijonai litų. Ir teko visą tai neigti, žmogaus nebeliko darbe, bet Lietuva, va tą įvaizdį. Man reikėjo jį po tos dėtų užšinėti, nes mano kolega sakė, kad tu čia mums buvai atvežusi. Nes, kaip žinot, informacija į sienų nėra. Ir paskutinis dalykas, kuris man atrodo yra svarbus, tai tai, kad dariau žmogaus teisų pakomitetyje. Europos Sąjungos gairės dėl religijos ir tikėjimo laisvės, tai, ką galėjau padaryti dėl vertybinių pamatų stiprinimo Europos Sąjungoje. Dar nebuvusiame Europos parlamente lieka tik siekiai. Kaip ir Lietuvos federalistų pirmininkų, kaip supratau, nes beje šį renginį suorganizavo federalistų sąjunga Lietuvoje, Mažų politikos partijos fakultetas bei Europos parlamento ir policijos biuras. Taigi apie siekinius trumpai. Ir pabaigsime šiandienos renginį gražiai. Ką paėmė pata bei... Ir galėsim pabaigti po mano pasakymą apie 14:30, ar ne? Mano darbai atitinka mano įsitikinimus, o aš esu tikras, kad Lietuvai reikia būti branduolyje Europos Sąjungos valstybių, branduolyje, todėl euras man yra natūralus žingsnis, ką mes turime žengti protingai, kalbantis su žmonėmis, bet tai yra mums būtinas dalykas, tai yra dar vienas mūsų saugumo inkaras. Ir antras dalykas, aš esu už regionalumo pabrėžimą. Iš kur mes esame, kas mes esame ir kodėl. Jeigu mes šitą sugebėsime įtvirtinti Europos Sąjungoje, Baltijos jūros regioną, nepamiršti visom prasmėm, aš manau, kiti 5 metai gali būti ne tokie jau blogi ir liūdni.